įrašinėju lauke ir girdisi iš tikrųjų koksai triukšmas ir fonas visur yra, apskritai kokiam fone mes dauguma gyvenam. Pasisekė tiems, kurie yra kažkur tarp miškų, tarp medžių, gamtoje, toliau gal nuo to triukšmo. Tai čia tiesiog tik tai mažytis intro, bet šiaip visumoje. Tai tiesiog trumpas toksai pastebėjimas apie tėvus ir paauglius, nes mes nei vienas nenorim, kad mums kažkas reguliuotų gyvenimą ir nuspręstų, ar mes gyvenam tinkamai, ar netinkamai, ar mes elgiamės protingai, ar neprotingai, sprendimus priimam irgi gerus ar blogus. Tai čia apie tą dualumą, ne visą, kurio reikia susitaikyti su tuo, kad jo turi likti vis mažiau ir mažiau mūsų gyvenime, nes nėra juoda, nėra balta, ne? Tai va, o apie paauglius kažkodėl ne visi, bet dauguma tėvų nori juos pakeisti. Nori juos veda pas terapeutus, jiem užsakinėja hipnozės, jiem visokias taiko, ieško tiksliau, pagalbinių kažkokių priemonių, nes visi nusprendžia, kad jie turi problemų, bet dažniausia tai problema yra tame, kad tėvai negali priimti savo vaikų. Ir kai tėvai priima savo vaikus su tuo, ką jie tuo metu išgyvena, kas vyksta jų galvose, jų gyvenimuose, tie vaikai nustoja maištauti, jie pradeda kalbėtis. Ir baigėsi tos kabutėse problemos, kurių iš tikrųjų net nebuvo. Jos dažniausiai yra tėvų galvose, nes tai netitinka su jų lūkesčiais, tai netitinka su jų reikalavimus. Prisiminkime kiekvieną save paauglystėje.